Sveikučiai visi. Tai va, atsitiko žiauriai liūdnas dalykas, nes aš pasijungiau su kita Minecraft'o versija šitą žemėlapį. Na, nes aš žaidžiau serveryje legaliame ir tiesiog su 1.8.9 yra žymiai geriau. Ir aš pasijungiau su 1.8.9 versija šitą žemėlapį netyčia per klaidą. Ir mano visi daiktai iš čia dingo. Na, ne visi, bet dauguma iš jų tikrai labai dingo. Ir man kažkas rašo į Skype'ą, bet neverman, mes jį to įsijungsime. Bet esmė išlieka ta pati. Pusė daiktų tiesiog išnyko. Tai aš nežinau, ar aš esu protiškai atsilikęs ar ką, bet manau, mes žiūrėkime į tai pozityviai. Ir tiesiog savo reikia pasakyti, kad blembačkai nieko tokio čia. Turiu gerą pikeksą, turiu skeletų fermą. Rasiu keletą deimantų, enchantinsiu, gausiu sėkmės pikeksą ir eisim pasikasinėti ir gausiu geresnius daiktus. Taigi jo, šito epizodo tikslas būtų kaip ir tiesiog per naujo atsistatyti savo skrinės. Nors iš tikrųjų pragaro skrinė yra pilna, iš jos nieks nedingo. Taipogi iš visokių įvairiausių mob dropų niekas nedingo, iš ūkininkystės niekas nedingo, iš maisto. Slimeballai tai jau galėjo ir dingti, visi kiek būtų su laiku prisikaupę, visokie blokai, pusblokiai, laiptai irgi nedingo. Taipogi, čia viskas dingo, tai ką turėjau inventoriui savo, tai tą ir sudėjau, kad ir kaip bebūtų tai liūdna, bet jo. O kaip įdomu čia, nes aš kaip ir nebuvau sukęs, tai įdomu ir iš hoperių viskas dingo, ne? Taip ir bus tikriausiai, tai nusileiskime vienu bloku žemiau ir pažiūrėkime, taip ir viskas dingo taipogi iš čia, kas yra tikrai nelabai linksma. Na, bet nieko tokio, mes atsistatyti tikrai galim. Tai aš iš karto tiesiog net nežinau, kur čia kas dėjosi. Man atrodo, čia kaulas. Čia ką kept, o čia kas iškepta. Bent jau man taip atrodo. Na, pažiūrėsim, ar čia keps kažkas. Na ir žodžiu, dabar mes biškį lipam į viršų. Dabar aš eisiu iki skeletų fermos, arba nežinau, pirmą turbūt eisiu pasikasinėti. Tai manau, susitiksim po šiokio tokio pasikasinėjimo. Ir žodžiu, tiesiog bėgsim tada į skeletų fermą, pasikelsim lygiai ir šitoje vietoje bandysime užsikerėti savo daiktus. Kodėl man knygos nerodo? Va čia yra klausimas. Gerai, tai knygos kažkodėl nerodo, nežinau, restartavau texture packą, bet vis tiek jos kažkodėl nerodo. Ir jo, tai dabar aš, kaip ir sakiau, bėgu mainintis. Na, viso kaip ir turiu, čia dar visokio šlamšto turiu, kurį aš įsivalyt žadu. Ir išsivalysimės jį ir sugrįšim tada, kai aš turėsiu resursų. Čia! Ir žinot ką, aš ką tik pastebėjau, kad visos mano karvės dingo. Jas reikės per naujo atsivest, na, bet mes pasidarysim lasą, kas turėtų būti tikrai nesunku. Ir kodėl šitas dalykas yra štai čia. Taigi va, maždaug bėgu urvu, čia kasinėjusi, aišku, bėgiau urvais, žodžiu, čia žiauri didelis urvas. Dar ten reikėtų nueiti, nes man atrodo, kad ten deimantų bus. Nu, žodžiu, bėgau ir radau spawnerį. Man įdomu, koks jisai, tai reikia pažiūrėti. Creeperių? What? Creeperių spawneris? Šitas spawneris net neveikia. Jis buginas ir, nu, nebiškai buginas. Really? Taigi aš dabar pasikasinėjau truputį. Čia pabėgiau, visur apsikasinėjau, žodžiu. Ir dabar mes, va, tiek resursų turim. Ir, wow, tai yra huge resurs. Aš žinau, kad tai yra žiauriai daug jų. Ir aš dar tikrai nežadu baigtis, bent jau kol dar neliksiu iki porą šimtų blokų. Na, kad galėčiau iškirsti su pikeksu, nes tik į viršų tada išlipčiau ir viskas. Iš tikrųjų, man dar trūksta lapio. Lapio dar norėčiau rasti. Ir, jo. Tiesiog grįšiu namo, tada viską įsikepsim. Aišku, kaulo neliesiu, redstone, lapio ir deimantų. Pabandysime pasidaryti iron pickaxe, kuris būtų fortune 3. Taigi bus žiauriai tada puiku, įsikasim visus šitus resursus kaip redstone, lapį ir kaulą. Nes, jo, taip manau būtų žymiai vertingiau. Tai gerai, mes kaip ir namuose, dabar bėgsiu, permiegosiu ir truputėlį, manau, inventorių apsivalysiu. Toliau nesikasinėjau, nežinau, kažkaip jau pabodo kasinėtis iš tikro, jau tiek resursų prikasus, tikrai daugiau ten nebesinori grįžti. Ir kas čia? Taip, čia dar tie bugai yra ir likę, žodžiu, po mano klaidų. Ir reikia pažiūrėti, ar tos knygos sugrįžo. Būtų gan įdomu. Jo, knygos grįžo, tai gan yra nice. Tai dabar įsikepsiu šiek tiek irono ir tada mes bandysim grįžti
grįžti į skeletų fermą, pasikelti šiek tiek lygio, kad užsienčiantim tą pikeksą. Tai iš karto uždedam gal šiek tiek medžio. Nežinau, tai keistai skamba, žinau, bet uždedam dar kaulo kept. Ir dabar turėtų šiek tiek kaulo iškepti ir tada mes kaulą naudosime kaip tolimesniam kurui. Tai uždėkime gal 2 stakus, na, paperkūnais nieks nežinos. Ir jo, dabar, ką toliau norėčiau padaryti, tai aišku prabėgti čia. Ir susidėti kol kas visus resursus štai į šitą chestą. Ir mes jūs pasidėję, pasimsime, tiksliau pasidėsime dar stauno. Staunas man atrodo čia, jo, staunas čia. Andesitą galime čia padėti ir kaip ir viskas. Viską turiu, ko man reikia. Visko reikia man, ką turiu tiksliau. Tai gerai, tada mes pasimam truputėlį siūlų. Nežinau, kiek siūlų gali prireikti. Tada pasimam slimeballų ir kas keiščiausia, kad slimeballai ir visi kiti dalykai nedingo. Tai ir pasigaminam lasą. Lasas gaminasi kažkaip labai keistai, atsimenu. Ir jis gaminasi štai taip, pasižiūrėjau internete, nes pats neatsiminiau. Tai gerai, pasigaminam šitus 2 lasus ir mums teks dabar eit permiegot ir po to, žodžiu, atsivest karvės štai čia. Ai, mes jau permiegom. Tai tada galim tiesiog bėgti ir karvės atsivest. O artimiausias karvės aš galiu rasti, man atrodo, štai ten kažkur toliau truputėlį pabėgus. Tai bėgu ir aš jų greit surast žadu. Tai ką, aš jau beveik prie tos vietos, kur praeitą pirmąjį kartą atsivedžiau karvių. Tai tikėkimės, kad jos niekur neišnyko ir jos dar bus čia. Na, aš tikiuosi, kad jos bus, nes praeitą kartą juk buvo, tai kodėl jos turėtų dingti. Ir iš tikrųjų jų nesimato, bet turėtų gal greitų metų pradėti matytis. Gal? 1, 2, prašau. O, matau, jei, 2 karvės, dar daugiau negu 2. Taigi mes dabar jas parstemsime su lasu. Ir taip užims 3 mažiau laiko negu su šieno gabalu, nes jos nelabai kreipia į dėmesį. Tai gerai, grįšim tada, kai aš parstemsiu jas namo. Gerai, tai aš čia sugalvau prasiplaukdinti pro vandenį, nes per blokus bėgti jam tai būtų košmaras. Na, visokiais tokiais kalnais laipiot ir panašiai. Dabar jas paprastai tiesiog parsivesim ir dar tas mums siltas turėtų nemažai padėti, nes lengviau su jomis bus pareit. Iš tikrųjų aš pastebėjau, kad aš tą tiltą pradėjau naudoti, nes kai bėgu visada iš tą pusę, aš per tą tiltą tiesiog perbėgu. Ir kodėl jūs čia man atsikabinot? Nenorėjo taip kartu su manim, nieko baisaus, užkabinsim dar kartelį. Gerai, tai vat namelis į gardelį ir tada einam į skeletų spawnerį. Gerai, tai padarom jom vietelės, ateikit čia, tada uždarom ir pasimam savo lasus ir bėgam į spawnerį. Gerai, mes esam prie skeletų spawnerio ir mes pasikeisim vieną dalyką, nes jūs man leidote. Taigi aš pasileidau localhostą ir dabar pakeisiu taisyklę. Ir ta taisyklė pavadinimu mob cramming ar kažkas panašaus. Tai ji yra čia. Ir mes pakeisime tai į 150. Ir reikia pažiūrėti koks default. Ir dabar ką šita taisyklė duoda, tai reiškia, kad šitam blokė galės būti tik 150 monstrų. Jeigu atsiras kažkiek daugiau šitam blokė monstrų, tiesiog mirs visi monstrai. Tai jo, dabar aš truputėlį pastovėsiu AFK ir pasikelsiu lygiai kokio 40 bandysiu, aišku, tai užtruks šiek tiek laiko, bet pabandysiu tai padaryti ir po to mes susitiksime prie savo kerėjimo stalo antrame aukšte su keletą deimantų rankose. Tai va, truputėlį enchantinu iron pickaxus ir gaunu tokių dalykų, kokių man reikia. Dabar gavau dalyką, kurio man reikia. Tai va, dabar sudėsiu šitus 2 pickaxus. Reikia tik šitą darbastalį nukirst. Žodžiu, pasidariau tiesiog paprastus iron pickaxus, užsienchantinu juos, kad gauti sėkmės. Ir dabar va, visus resursus, kuriuos ten turiu, deimantus, redstone'us ir kaulą, viską išmaininsiu su šituo pickaxu. Tik man į pirmą reikia sudėti ir turėčiau gauti gan gerą pickaxą. Tai turiu tokį pickaxą sėkmės, tai persodinkim į sėkmė ir tiesiog pasimkim ir sulūžo mano anvilas ir mes turim pickaxą, su kuriuo galim minint gerus dalykus.
Tai šitus kardus galim pasidėti čia. Taipogi resursus čia ir čia. Ir viską susidėti, ko man dabar nereikia iš tikrųjų galiu. Ir aš tai padarysiu labai greitai. Na ir žodžiu neesmė, bet dabar aš galiu tiesiog pasimti visus resursus iš čia ir pasimti taip ramiai ir nueiti viską iškirst vat su šitu pikeksu. Tai grįšiu, kaip viską iškirsiu. Gerai, tai nusprendžiau prie kadro sukirst visus deimantus, nes pamaniau, kad jums bus įdomu, kiek gavau. Redstone gavau tikrai žiauriai daug, 2 stakus blokų redstone, tai yra žiauriai didelis skaičius. Ir dabar deimantų dar gausiu virš stako, tai irgi nemažai. Ir jo, dabar baigsiu kepinėti, iškepti visus resursus ir tada susitiksime apačioje,